Sveiki, jūs klausote programos Renkuosi mokyti tinklalaidės, o čia pažymių šitas. Čia kalbame ne tik apie pažymius ar dėl pažymių. Su mokytojais, švietimo ekspertais, Renkuosi mokyti bendruomenę, čia kalbame apie švietimą, ugdymą, patirtis mokyklose ir tikrai ne tik. Apie vaikus, psichologiją, apie tyrimus čia ir svetur. Kviečiame pasinerti į švietimo pasaulį, kuris yra kur kas daugiau nei tik pažymių. Sveiki, šiandien klausotės tinklalaidės, o čia pažymių šitas, kurioje kalbėsime apie kritinį mąstymą. Kelsime klausimą, ar kritinis mąstymas yra tikrai kelias į mokymosi sėkmę. Ir turbūt jau dažnai labai girdime, kad kritinis mąstymas yra itin svarbi kompetencija, būtina šiame besikeičiančiame, nuolat besikeičiančiame ir informacijos kupiname pasaulyje. Tačiau vis vien kyla klausimas visų pirma, ar mes tikrai suprantame, ką reiškia mąstyti kritiškai ir kaip kritinį mąstymą reikėtų ugdyti vaikuose ir būtent šią kompetenciją įtraukti į ugdymo procesą. Šią tinklalaidę vesiu aš, esu Emilė, programos Renkuosi mokyti plėtros vadovė. Ir šiandien kalbėsiu su 3 pašnekovėmis. Su Daiva, kuri yra daktarė, Mykolo Romerio universiteto mokslininkė bei Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė. Sveiki. Labą dieną. Taip pat su Danguolė, kuri yra pradinių klasių mokytoja, metodininkė Vilniaus Vyturio pradinėje. Sveiki, Danguolė. Labą dieną. Bei su Raimonda, kuri yra Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos direktorė. Sveiki. Sveiki. Tai va, ir nieko nelaukdama, pradėsiu šią tinklalaidę tokiais gan bendrais ir plačiais klausimais. Tad visų pirma norėčiau paklausti pašnekovių, kaip manote, kas yra kritinis mąstymas, kaip mes jį turėtume apibrėžti. Galbūt galvoje turite tam tikrus komponentus ar gebėjimus, kurie sudaro kritinį mąstymą. Gal Daiva Magisa. Sveiki. Mano galva taip pat sunkiausias klausimas, pats paprasčiausias, bet sunkiausias, todėl kad nėra vieno apibrėžimo kritinio mąstymo, tai viena priežastis ir jau jo seniai nėra, nuo seniausių laikų. Bet dar kitas yra sunkumas susijęs su mūsų laikais, kur mūsų laikuose apskritai sąvokos linkia išplaukti ir susiniveliuoti. Mes daug ką vadiname visokiais vardais tų, kurie iš tikrųjų nėra. Tai ir čia bėda yra su kritiniu mąstymu, kad jam priskiriama labai daug įvairių dalykų, kurie iš tikrųjų nėra kritinis mąstymas. Tai ir geras mąstymas, tai ir visokių problemų sprendimas, kuries ne visą laiką būna problemų sprendimas. Taip kad iš tikrųjų tų apibrėžimų yra labai daug. Ir mokslininkai labai dažnai, kurie rašo apie kritinį mąstymą ir pradeda savo straipsnius apie tai, pirmiausiai pradeda rašyti nuo to, kas tikrai nėra kritinis mąstymas. Ir tada tik tai pereina prie to apibūdinimo, kas yra kritinis mąstymas. Tai nėra vieno apibrėžimo, bet galima būti kiekvienam savo įsigilinus pasidaryti savo, kas tai yra. Na visų pirma, tai tikriausiai, kas bendra visiems, kad tai nėra kažkoks vienas tik tai gebėjimas. Tai apskritai laikoma kompetencija, kritinio mąstymo kompetencija, ir ta kompetencija tai apima ir žinias, ir gebėjimus, ir nuostatas, kurias galime pamatyti konkrečiam veiksme. Žodžiu, jos įsiprasmina veiksme ir tada mes jį atpažįstam iš to veiksmo, ar ne? Iš kažkokio veiksmo, kuris atskleidžia vienas arba kitas kritinio mąstymo dedamąsias savybės. Tai gal toks labai daug tų apibrėžimų yra, bet toks vienas iš trumpiausių, tai mokslininko Roberto Enio apibrėžimas, kuris sako, tai yra pasvertas, argumentuotas, savarankiškai padarytas sprendimas, kuo tikėti ir kuo ne. Tai va čia toks trumpas, bet jis toksai, gal aš jį pasakiau dėl to, kad jis yra labai lakoniškas. Bet šiaip tai iš tikrųjų jų yra labai daug ir atsakyti sudėtinga. Ačiū labai. Tas toksai kitas klausimas, kai aš irgi bandžiau suprasti tą didelį konceptą kritinio mąstymo, natūraliai kyla, jūs irgi kalbėjote būtent, kad tą kritinį mąstymą mes galime pamatyti kažkokiuose veiksmuose. Tai mano kitas klausimas, kokiuose būtent gyvenimiškose situacijose mes galime pamatyti tą žmonių ar vaikų kritinį mąstymą. Kaip jums atrodo? Gal kyla kažkokių situacijų tiesiog galvose, kur pagalvotumėt, kritinis mąstymas? Aš turiu tokią juokingą situaciją iš savo patyrimo. Kaip Daiva sako, kad kritinis mąstymas
tokia išplaukusi savoka, bet aš esu savo pasidariusi savo apibrėžimą. Tai man iš tikrųjų tai yra pagristų vertybinių sprendimų priėmimas, ne bet kokių vertybinių sprendimų priėmimas. Bet kartais reikia kritinio mąstymo ir tokiuose paprastose situacijose. Tai aš pamenu, čia jau buvo seniai, aš mokiausi anglų kalbos ir vadovėlį buvo tokia užduotis. Žodžiu, kokie ledai yra sveikiausi ir pasirinkimai – balti, žali ir mėlyni. Ir spėkit, ką Raimonda išpoškino – žali. Ir dėstytojas žiūri mane, Raimonda, ir aš galvoju, kas yra ne taip. Ir staiga susigaunu, kad man ta žalia spalva, jau ekologiškas dar kažkoks, o kad tas žalias ledas pridėtas dažo, tai jau aš nebesusigaudau. Tai man atrodo, kad to kritinio mąstymo reikia labai visokiose situacijose, nuo tokių visiškai kasdienių, ar ne, ten sakykim, ką aš perku, kokį produktą perku, žiūriu, kas yra gamintojas, man kritinis mąstymas visada susijęs su tais vertybiniais sprendimais, o vertybinis sprendimas yra tada, kai aš išsitiriu visas prielaidas, ar ne, pasekmes ir tada priimu sprendimą. Tai nuo ledų pasirinkimo ir nepuolant pirkti žalių, iki pačių kasdienių, ten, sakykime, rūšiavimo, man rūšiavimo sprendimas, pavyzdžiui, yra kritinio mąstymo pasirinkimas. Nes aš galiu žinoti, kaip rūšiuoti, bet galiu nerūšiuoti, kol neturiu aiškaus įsitikinimo, dėl ko aš tai darau. O kad žinočiau, dėl ko aš tai darau, aš jau turiu jungti kritinį mąstymą, galvoti apie tokias tolimas pasekmes. Tai kiekvienoje gyvenimo situacijoje, nepaisant apie visus kitus vertybinius rimtus pasirinkimus. Aš tai noriu gal kalbėti apie pradinukus, nes labai dažnai vyrauja tokia nuomonė, kad kritinis mąstymas tai yra tam tikro amžiaus mąstymas. Žmogus turi įgyti kažkokios patirties, žinių ir tada jau galėtų pradėti kritiškai mąstyti. Bet ir patirtis, ir įvairūs moksliniai tyrimai rodė, kad kritinis mąstymas būdingas patiem mažiausiam vaikam, jeigu jis yra ugdomas. Klausimas yra tik tai tiek, kiek mes iš to vaiko tikimės. Jeigu mes tikimės kritinio mąstymo, kuris atitinka jo fiziologinį amžių, tai vaikas puikiai geba kritiškai mąstyti. Ir kuomet mokyklose susiduri su tokiais labai netradiciniais, bet argumentuotais vaikų sprendimais, tai tada supranti, kad tas kritinis mąstymas tai yra tikrai tai, ką tu turi ir gali ugdyti. Ir pradinukai puikiai geba kritiškai mąstyti, jeigu jie suvokia, kad kritinis mąstymas yra vertybė, žinoma, nenaudojant tų tokių žodžių, bet jeigu tu skatini vaikus išsakyti savo nuomonę, jeigu tu skatini vaikus argumentuoti savo nuomonę, ją pagrįsti, tai vaikai labai greitai supranta, kas yra svarbu ir tikrai daugybėje gyvenimiškų situacijų priima puikius sprendimus, o tai ir yra kritinis mąstymas. Ačiū labai, labai įdomu. Ir kai mes kalbame apie tas situacijas, tas toksai dar, jeigu taip tos klausimus tarsi matyčiau piltuvėlio tokių principų, tai tada tas dar siauresnis klausimas man kyla, o kokiomis tada savybėmis pasižymi kritiškai mąstantis žmogus? Nes kalbėjome labai daug, kad tarsi argumentuot moka ir priimti sprendimus argumentuojant. Man galbūt atrodytų, gal tai žmogus yra, kuris kelia klausimus kažkokiem dalykam, kurie mums atrodo galbūt ir savaime suprantami. Gal jūs turite dar kaip papildyti ar labiau praplėsti, būtent kokiomis savybėmis galėtų pasižymėti tada kritiškai mąstantis žmogus ar vaikas? Tų savybių iš tikrųjų yra labai daug ir, kaip žinia, kiekvienas autorius iškelia vis kitokias ir tai, ką jūs paminėjote apie klausimų kėlimą vienareikšmiškai, nes kritiniam mąstymui klausimas yra svarbiau nei atsakymas. Užduoti gerą klausimą yra tikriausiai didelis menas, tokį klausimą, kuris priverčia sustoti ir suklusti ir tave ir visus kitus ir gerai sustoti ir pagalvoti rimtai. Bet kalbant apie savybės, tai iš tikrųjų labai sunku, man tik tai sunku būtų įvardinti daug tų savybių. Čia visą pilną tokį prekių sąrašėlį būtų galima padaryti, bet man labai patinka Ronaldo Barneto, britų mokslininko ir pedagogo, kuris įvardina tą kritinę dvasią tavyje gyvenančią, jis vadina critical spirit. Tu turi savyje tą kritinę dvasią, kuri pasireiškia įvairiausiomis savybėmis, tu ją tiesiog viduje nešiojasi. Ir nereikia, mes kartais įsivaizduojam, kaip tik pas jūs atėjau skaitydama paskaitą studentams, kur
įsivertinti patiems savo kritinio mąstymo gebėjimus. Tai visą laiką išsigąstama, galvojama, kad aš staiga turiu pasirodyti visiškai puikus, su visom puikiom savybėm ir nedaug dievė kokios neturiu. Bet labai greit viskas nusima, kai pavyzdžiui, aš pati pasakau, tokios aš neturiu, o čia tokios mano tik užuomazgos, o va šitą reikia lavinti, o šitą praradau, arba šitą atradau, kad tai yra procesas iš tikrųjų ir tų kritinio mąstymo savybių tu tiesiog tai yra laike įvairiam kontekste, kuriuose tu įgyji, prarandi, atrandi, tobulini ir taip toliau. Tai šiaip tai labai daug jų yra, gal kolegės jūs ir įvardinsit jas, nes tikrai čia... Man tai viena tokia esminių, tai gebėjimas dirbti su savo įsitikinimais, su tom tokiom savo nuostatom ir gebėjimas jas truputį savo prisilaikyti, kad išgirščiau kitą požiūrį, nes mes dažniausiai to negebam. Turim savo įsitikinimą, nuomonę, prielaidas, kuriom vadovaujamės ir tuo matu matuojame visų kitų žmonių požiūrius. Tai tas susilaikyti nuo savo požiūrio, kad galėtum išgirsti kitą ir pats tapti erdvesnis, man tas labai atrodo tokia labai svarbi savybė. O šiaip tai taip, jie visada turi tie vaikai, ar ne, jeigu mes kalbam apie vaiką kritiškai mąstantį, tai iš ko mes jį atpažįstam? Iš to, kad jis visada turi klausimų, iš to, kad jis visada turi abejonių kažkokių, kad pasakysi, nebūtinai iš karto paims čia patikės, ne, pasitikrins, paklaus, smalsus visada, nebijo tikrai klysti, susimauti, tai paprastuoju būdu, turi tą gilų įsitikinimą, kad iš kiekvienos klaidos randasi augimo galimybė. Man gal tokios pagrindinės turbūt savybės. Dar aš tai įvardinčiau, gal paantrinčiau Raimondai, tai viena iš tokių labai reikalingų savybių dabar, kurią reikia tikrai labai stipriai ugdyti, tai yra klausimas ir girdėjimas. Pasirodo, tai 2 skirtingos savybės. Galima klausyti, bet negirdėti. Ir štai tas girdėjimas ir suvokimas tai, ką tau sako, ir norėjimas suvokti tai, ką tau sako iš tiesų. Ne tai, ką tu nori girdėti, bet tai, ką tau iš tiesų sako. Ir žinoma, kad gebėjimas diskutuoti tuo klausimu. Nesiginčyti, bet diskutuoti, ieškoti to bendro sprendimo, suprasti, kad bendri sprendimai gali būti 2, kad jie abu gali būti teisingi. Tai štai tie dalykai, su kuriais tikrai yra ką veikti mokykloje. Čia tai, kad tu, Danguolė, sakai, tą intelektinę empatiją apibūdina. Tai reiškia, kad aš mąstau vienaip, tu mąstai kitaip, man gali visiškai nepatikti, kaip tu mąstai, bet aš labai stengiuosi suvokti, kodėl tu taip mąstai. Kuo grįstas tas tavo mąstymas, ar ne, iš kur ateina tokios mintis. Man jos visiškai nepriimtinos, bet aš vien dėl to tavęs netmetu. Aš tiesiog, man įdomu, ar ne, va šito, ir tai susiję ir su klausimu, ir girdėjimu, ir nepuolimu, žodžiu. Labai dažnai, kas man patinka, nepatinka, bet dažnai mokyklose susidūrėma, kai mes einam stebėti pamokas, kalbėti su mokytojais, sakom, tai kokie čia tie vaikai kritinio mąstymo požymiai, sako, jis labai drąsus, žodžiu, jis labai drąsiai reiškia mintį. Ir ką reiškia drąsus, pasižiūrė kitą kartą, tas drąsus tai yra suprantamas kaip akių draskimas. Arba dominavimas, žodžiu, tai akių draskimas ir dominavimas nieko bendro su ta kritinė drąsa neturi visiškai, žodžiu. Drąsus yra pasakyti tai, kas yra priešingai kitai nuomonėjai, nes tu jauti, kad tai yra teisinga. Kad jeigu bus blogai, jeigu tu nutilėsi kažką, net jeigu tau tai bus pavojinga. Bet vis tiek aš vardan tiesos ir teisingumo turiu pasakyti, žodžiu. Tai čia yra drąsa, o ne tai, kad jis kelia, bet kokiu atveju žino, nežino, ranką kelia, bėga, sako, kalba. Tai čia nieko tokio visiškai. Aš man atrodo irgi kažkada skaičius, kad ta tikroji drąsa yra turbūt tada, kai labai labai bijai, bet išdrįsti kažką padaryti. Ir Daiva, man dar labai užstrigo, kai kalbėjote būtent apie critical spirit, tą tokį konceptą ir tą tokį kritiškumą. Ir man toks kilo klausimas, toks gal net ir keistas, bet galvoju, gal ir klausytojams kiltų. Mes kalbam apie tą kritinį mąstymą, apie tą critical spirit. Ir tarsi nenaudojam šitos frazės niekaip negatyviai, bet iš tiesų tas kritinis mąstymas, tas kritiškumas, ar jisai nors kiek yra susijęs su tuo, kad tu kažkaip kritiškai ir galbūt net negatyviai kažkokius dalykus priemi tam, kad iškeltum klausimus. Ar tai yra visiškai nesusiję dalykai? Ir taip, ir ne. Taip, dėl to, kad bendra šaknis. Taip. Ir iš graikų kalbos, tai graikų kalba, žodžiu, kriterijon yra standartas, tai žodžiu, tai yra standartas, kuris sako, ar ne, ir tas yra tos tokios išlavintos minties, tokios ar ne išminties
Bet tai ta šaknis bendra yra, bet kritiškumas, kritikuoti tai ne ta prasme, čia kritikavimas keliom prasmėm. Kritinė mąstymė kritikavimas reiškia savo peržiūrėjimas, persvarstymas, tų kažkokių savo pačių ir kitų idėjų, iškėlimas tai, kas yra neteisinga ir netiesa, iškelti tai, bet ne tuo tikslu, kad kažką tai pažeminti, kažką nubausti, pasirodyti pačiam geresniam už kitus, kas yra labai vyraujantis bruožai pas mus, ar ne? Kodėl? Aš čia noriu pasirodyti kažkoks toks. Todėl pasakysiu, kad tu durnas, tu nieko nesupranti, jeigu nepasakysiu, tai padarysiu taip, kad parodysiu visiems, ar ne, save iškeldamas. Tai netoks kritiškumas. Kritiškumas susijęs su tuo, kad kritinis mąstymas vis tiek savo tą pamatinę idėją, antikinė idėja yra skverbimasis prie tiesos, kurios gal tokios absoliučios tiesos ir nėra, bet tu vis tiek jos sieki, to tiesos ir teisingumo. Tai vardan to tu tik tai, žodžiu, ir ne dėl savęs pačių, paties, o apskritai dėl kitų, dėl aplinkos visos. Tai su tuo tada taip. Tai čia užtat yra tie du taip ir ne, bent mano požiūriu. Aha, ačiū. Ir mes taip apie kritinį mąstymą daug kartų, kai kalbame, minime, kad tai yra susijęs su argumentacija, tarsi su argumentuotų sprendimų priėmimu. Ir tada man irgi kyla klausimas, ar kritinis mąstymas ir logika yra susijęs dalykas, nes atrodo, galbūt čia yra tiesiog kažkokia logiška eiga, pagal kurią aš priėmu sprendimus, ar tai yra kritinis mąstymas? Aš tik tai labai trumpai pasakysiu, norėsiu, kad kolegės gal papildytų, negalima padėti lygybės ženklo tarp jų, jeigu taip jis susijęs, bet nėra tapatus. Labai dažnai aš su studentais, ypatingai teisės studentais dirbdama, visą laiką jie pasimeta ir tada pradeda pykti ir sako, ko jūs iš mūsų norit. Tai pasakykit tą teisingą atsakymą, nes logiškai atrodytų, šitaip turėtų būti. Todėl, kad kontekstas labai svarbus kritiniam mąstymui. Ta pati, tarkim, formulė perkeltinė prasme, arba tas pats algoritmas neveikia vienam kontekste, arba jis kitaip atrodo kitam kontekste. Tai logikos atžvilgiu lyg jis turėtų ir veikti, ar ne? Bet jis tai neveikia, žodžiu. Ir labai daug tokių yra, tokių loginių samprotavimų, kur parodo, kad, tiesiog tu klysti, ar ne, per tuos loginius samprotavimus. Ir tas sokratiškas klausinėjimas, kuris grįstas tais loginiais samprotavimais, irgi parodo, žodžiu, tą klaidingą, kad ne viskas, kas yra logiška, yra teisinga ir tiesa. Man tai logika kažkaip, siejasi su tokia kritinio mąstymo higiena. Tas turi būti. Tu negali daryti nelogiškų išvadų, jeigu tu nori kritiškai mąstyti. Bet ir ir viskas, tai yra higiena. Bet kritinis mąstymas visada yra su tokiais vertybiniais pasirinkimais. Tai ten tokia logika, tai tokia abėcėlė, o kritinis mąstymas yra toks aukštesnysis lygmuo, kai tu tikrai vertybiškai renkiesi. Man aš tokį turiu savo susidėliojus tų sąvokų santykį. Dar gal vienas dalykas, ką mes turime visą laiką prisiminti, kad grįžtant prie mokyklos, tai niekur mes nedingsime nuo žinių ir nuo tos logikos, kurią mums diktuoja žinių žinojimas. Bet tai yra tas pamatas, kuris paskui sudaro sąlygas mums kritiškai mąstyti. Nes būtent turėdami tam tikrą kraitį žinių, mes galime daryti vienokią arba kitokią išvadą. Ir tų išvadų tikrai nebūtinai turi būti viena. Tai paantrinant Daivutei, tai galima tik tai sakyti, kad tų išvadų gali būti tiek, kiek yra mokinių klasėje, jeigu jie sugeba savo nuomonę pagrįsti. Ir jeigu, žinoma, tai neprieštarauja tom klasikiniam žiniom. Tai kai mes, sakykime, nesiginčysime dėl paprastų dalykų, kuriuos vaikai turi žinoti, tam, kad paskui pritaikę tas žinias jau galėtų daryti kritinio mąstymo išvadas. Supratau, ačiū. Atrodo, jau po truputį aiškėja, kas tas kritinis mąstymas, tokia didelė frazė. Aš kai ruošiausi šitai tinklalaidai, tai aš taip ir iš pradžio norėjau pakalbėti ir suprasti, kas tai tarsi yra. Ir po to man taip natūraliai kilo klausimas, ar yra įmanoma įvertinti savo kritinį mąstymą? Tai aš kritiškai mąstanti ar ne? Kaip jums atrodo? Netgi įrankius tokius turime. Tokius voratinklius, kur yra išrašytos kritiškai mąstančio žmogaus savybės ir ten gali pasirinkti skalę nuo 1 iki 10, kokią nori, aišku, gali įsivesti. Tai man atrodo, kad pakankamai pamatuojama kompetencija, jeigu mes laikome ją vertybę, siekiame pamatuoti
tai tam tikrus dalykus mes galime pamatuoti. Nu, tas pats esė, tarkim, ar ne, nu, tai tu skaitydama žmogaus esė gali vertinti jo mąstymo kokybę. Gali stebėti, daug stebėjimo būdų gali susirinkti informacijos, nes, nu, kai sakom vertinti, ką mes čia norim pasakyti, yra daugybė vertinimo būdų. Ir jeigu išplėsim vertinimo įrankių skalę, ko ir norisi, ar ne, kad ir stebėjimas yra vertinimo įrankis, tai aišku, kad mes galim stebėti vaiką, net jo nuostatas galim stebėti, ar jis nusiteikęs, ar jis mato prasmę, kiekvieną savo ten sprendimą kvestionuoti, pertikrinti. Vienas nusiteikęs, kitas ne, vienas nori labai greitai, lengvai ir pirmyn, o kitas ne, sustoja, palaukia, ne, dar nesu tikras, dar galiu pasitikrinti. Tai vien iš stebėjimo mokinių elgsenos galiu daryti daug išvadų. Kitas dalykas, jau dabar į mokyklas atėjo kritinis mąstymas kaip kompetencija bendrosiuose programuose, jisai yra labai aiškiai apibrėžtas, ko mes galėtume tikėtis iš mokinių. Tai jeigu mokytojas kritinio mąstymo ugdymo kompetenciją laiko kaip prioritetą arba kaip vieną iš svarbių kompetencijų, tai yra daugybė įrankių, kuriais kritinis mąstymas mokyklose yra ugdomas. Tai vienas iš svarbiausių įrankių, aš manau, tai mokytojo pavyzdys. Kai mokytojas toleruoja kitoniškumą klasėje, nuomonės kitoniškumą, leidžia pagrįsti savo nuomonę, nors galbūt jinai labai prieštarauja jam pačiam. Yra daugybė metodų, kuriais mes skatiname kritinį mąstymą. Tai vat taikymas ir išvados paskui mokinių daromos, tai tikrai tas dalykas, kurį mes galime išmatuoti, tiek kiek pats mokytojas yra pasiruošęs ugdyti kritinį mąstymą ir priimti kritiškai mąstantį mokinį. Nu, mes pagaliau turime savo tarptautinę programą, kurioje yra tie vadinami standartai, vadina standartais, bet aš jų standartais nevadinčiau, tai sakau, požymių tokių rinkinių, kuriuos būtent per stebėjimą. Tai stebėjimas yra vienas iš pagrindinių įrankių, kuriuos tu tiesiog stebi, ne vienas stebim tą patį reiškinį keliese mūsų praktikoje ir tikrinamės, ar tu matai tą, ką aš matau, o jeigu nematai, tai ko dar čia trūksta. Ir tie vadinami standartai yra pritaikomi tiek mokytojui ir tiek mokiniui. Žodžiu, ir yra įvairaus lygmens, žodžiu, yra įvairios kategorijos, nuo žemesnio iki aukštesnio, tai jau tai yra sukurta, tik tai gal man būtų smagu pasakyti, kad mes juos turime, bet mes jų, ne tiek, kad pernelyg nesureikšminame, suvokdami, kad jie yra tik tai priemonė, o pagrindinis tikslas yra ugdyti. Ne tiek vertinti, kiek ugdymas yra. Mes ugdome ne dėl vertinimo, taip sakyti galima būtų, kad. Supratau. Tada man būtų labai įdomu dar išgirsti jūsų atsakymus ar tokius pamąstymus, kaip jums atrodo, jeigu moku tarsi mąstyti kritiškai, turiu tą kompetenciją, kas gyvenime man yra sunkiau, o kas lengviau? Nes aš vis galvojau apie tą kritinį mąstymą ir galvojau apie įvairias situacijas. Vat kas tarsi galbūt lengviau gal priimti sprendimus, pasirinkti kažką, o gal kaip tik man daug sunkiau yra padaryti šitus dalykus, nes aš tiesiog labai daug ką įvertinti turiu arba apie daug ką apmąstyti darant šitus dalykus. Tai kaip jums atrodo tokiuose situacijose, kas gali būti sunkiau, kas lengviau? Tai atrodo, kad gilus kelias visada yra sunkesnis. Giliai eiti yra sunkiau negu slysti paviršium. Tai apskritai būti kritiškam nėra lengva, nes tikrai daug atsiveria visokių dalykų, kuriuos tu matai kaip neteisingus ir tai yra nelengva. Lengva turbūt yra tikrai nepasiduoti manipulacijai, išlaikyti savo tokią erdvę, laisvę, tai yra lengviau, bet šiaip visas pasaulio skausmas nugula sunkiau. Aš taip galvoju, nes tai yra gilu. Kritinis mąstymas veda gilyn. Niekam visiems yra taip, tas kelias sunkesnis nei plaukti paviršium. Taip, kritinis mąstymas gramzdina gilyn. Bet tai yra prasmingiau. Sunkiau, bet prasmingiau. Aš taip sakyčiau. Aš tai gal atkreipčiau dėmesį, kad jeigu žmogus save įvardina kaip kritiškai mąstančiu ir pažįsta save kaip kritiškai mąstantį, tai tada jisai ir supranta, kad taip jisai siekia sunkiau, bet pasiekia to kito rezultato. Bet tam pat žmogus turi jau save suvokti kaip kritiškai mąstantį žmogų, kad jis turi žinoti, kad šitą dalyką aš darysiu ilgai, sunkiai, bet tai, ką aš padarysiu, tai tenkins mane.
Supratau. Tai ačiū labai. Gal galite būti mūsų mokytoju? Leisk vaikams tave surasti. Šiuo metu Lietuvoje trūksta daugiau nei 1500 mokytojų. Tapk mokytoju, surenkuosi mokyti. Norėčiau priminti klausytojam, kad klausotės tinklalaidės Ar čia pažymiui šitas ir šiandien aš kalbuosi su 3 nuostabiom pašnekovėm, tai Daiva, Danguolė ir Raimonda. Bandome suprasti, kas yra kritinis mąstymas. Ir dabar norėčiau šiek tiek tarsi pereiti į tokią antrą dalį, kur labiau gilinsimės į patį mokymąsi, galbūt mokyklos aplinką ir kritinį mąstymą joje. Tad tas toks mano pirmas klausimas šioje dalyje būtų: kaip Jūs manote, ar kritinis mąstymas daro įtaką mokinių mokymosi sėkmei? Aš apie tą klausimą, kai galvoju, tai aš norėčiau, nes šitas klausimas man skamba taip, lyg kritinis mąstymas yra priemonė patirti sėkmę. Man atrodo, kad pats kritinis mąstymas yra rezultatas, kurio mes siekiame. Jeigu mes pasiekiame, sėkmingai ugdome kritinį mąstymą, tai yra sėkmė, nes kritinis mąstymas nėra įrankis. Kritinis ir viena vertus jis yra mokymosi įrankis, bet dar man atrodo, mano čia įsitikinimas toks, kad jis yra ugdymo rezultatas, ko aš siekiu. Tai jis, sakau, nėra kaip priemonė, kurią naudoju, bet tai yra tikslas, kurio aš siekiu. Tai ir yra ta mokymosi sėkmė, pati didžiausia. Jeigu mes išugdytume tinkamai kritinį mąstymą, tai būtų pats vienas iš didžiausių ugdymo rezultatų. Aš tai sakyčiau, kad tai yra, pritariu aišku Raimondai, bet ir sakau, kad yra sėkmė, kritinis mąstymas, nes kritinis mąstymas sudaro tau sąlygą suvokti, ką tu žinai, arba kodėl tu, sakykime, gauni vienokį vertinimą arba kitokį, arba kodėl tu negauni. Tai įrankis įvertinti tai, ką aš turiu dar padaryti, kad patirčiau didesnę sėkmę. Tai jeigu grįžti prie to pavadinimo, pažymio, tai tikrai kritinis mąstymas tai nėra tai, kas yra išmatuojama pažymiu, tačiau tai yra tas kelias, kurio eidamas mokinys gali suvokti, kad kai kurių dalykų aš nežinau ir būtent ten aš turiu gilintis, kad toliau patirčiau sėkmę, o tam tu turi būti kritiškai mąstantis. Supratau, tada po truputį norėčiau pradėti kalbėti, kaip lavinti tą kritinį mąstymą. Tai toks pirmas klausimas, man kai pradėjau apie tai galvoti, buvo, kaip anksti reikėtų pradėti jį lavinti ir kaip galbūt skiriasi tas kritinio mąstymo lavinimas tarp skirtingų amžiaus grupių vaikų. Aš gal suteiksiu, žinoma, žodį praktikėm, kolegėm. Aš mokykloje dabar jau nebedirbu, tik universitete, bet aš gal tiesiog pasakyčiau tokį bendrą dalyką. Tikriausiai pirmiausia reiktų pradėti nuo to, kad kaip lavinti tai nuo išsilavinusio mokytojo. Nes jeigu mokytojas nežino, žino tik tai pavadinimą kritinis mąstymas, bet nežino nei kas, nei kaip, nei kada, tai tu tada tokiu bandymu intuityviu būdu, kuris nebūtinai yra tas būdas kažkoks, ar ne, ir tu nežinai, ką tu lavini, tai labai daug tyrimų yra atlikta ir klausia mokslininkai, žodžiu, tai kritinį mąstymą lavina, visi sako, kurie, žodžiu, patys nėra nei kritiškai mąstantis, nei to pavyzdžiai. Tai pradėti reiktų nuo mokytojo, o jau kai mokytojas žino, kai mokytojas yra pasirengęs, išsilavinęs, tai jau tada galima sakyti, žodžiu, bet taip, žodžiu, lavinti nuo pat mažumės, aš taip manyčiau. Taip. Iš tiesų, aš tai net nepasakyčiau, nuo kokio amžiaus tai galima daryti. Aš manau, kad tai daryti galima nuo labai ankstyvo amžiaus ir tie tokie klasikiniai pavyzdžiai, tai buvo, sakykime, jeigu tėvai nueina su vaiku į parduotuvę ir pasiima bet kokią prekių pakuotę, tai nebūtinai tėčiui arba mamai perskaityti, kas parašyta ant tos pakuotės, yra daugybė informacijos, iš kurios pats vaikas gali tikrai daug sužinoti. Tai kuo anksčiau mes tai pradedame daryti, tuo geriau tai yra.
Ir tuo geresnių rezultatų mes galime tikėtis. Rezultatas, ta prasme, kad vaikas bus laisvas mąstyti, kad jisai nebijos išsakyti argumentuotą savo nuomonę, kad jisai nebus drąsus, ta prasme, kad garsiai rėkti ir pirmas kelti ranką, bet pagalvoti, ar dabar apie tai yra kalbama ir išsakyti nuomonę, būtent nagrinėjamų klausimų. Yra daugybė įvairiausių metodų, kuriais taip galima daryti. Tam puikiai tinka tradiciniai lietuviški metodai irgi, bet vėlgi tai priklauso labai nuo to, kokį tikslą mes išsikeliame. Jeigu mes išsikeliame tikslą išgirsti konkrečias žinias, tai mes galime naudoti kokį norite kritinį mąstymo metodą ir jį taip sugadinti, kad iš jo nebeliks visai kritinio mąstymo. Bet galime pasiimti tradicinį metodą, pavyzdžiui, teksto skaitimą, klausimus, ir tai gali būti puikia priemonė ugdyti vaikų kritinį mąstymą. Kitas dalykas, kad kritinio mąstymo ugdymas tai neturi būti kažkoks tai momentinis veiksmas. Kritinio mąstymo ugdymas tai turi būti nuoseklus procesas viso ugdymo proceso metu. Ir visiškai nesvarbu, apie kokį dalyką mes kalbame. Tai turi būti nuolat ir visada. Pradedant dailę, kūno kultūrą ir baigiant matematiką, anglų kalbą, lietuvių kalbą. Tai apima visus dalykus. Kuo labiau tie dalykai integruojasi kritinio mąstymo prasme, reikalavimais tais pačiais, tuo geresnių rezultatų galime tikėtis iš mokinio. Man tai atrodo, kad atskiriems amžių tarpsniams atskirų metodų tai kaip ir nėra. Aš dabar čia taip galvoju, sėdėdama, tikrinuosi. Keičiasi iš esmės tik kontekstas. Bet kokį metodą paimkim, kad ir Debono kepures. Gali kas nori tą metodą taikyti, tik medžiaga, su kuria mes dirbam, ar ne, jinai darosi skirtinga laikui bėgant. Ar ten kokia gera, kokybiška erdvi diskusija. Ir maži vaikai gali diskutuoti, jeigu yra ta diskusijos kultūra, ir 12-okai gali diskutuoti, bet tas objektas, kaip aš kartais sakau, mėsa, tas turinys pradeda skirtis, medžiaga pradeda skirtis, bet metodų, kad aš taip galėčiau sudėlioti į lentynėles, va čia tinka jaunesniems, o čia tinka vyresniems, va čia akimirką aš net neskamba manytas atsakymas, kad čia tik tiems, o čia tik tiems. Supratau, o kaip manote, kas galbūt yra sunkiausia ugdant kritinį mąstymą? Su kuo aš susiduriu, tai man dabar sunkiausia sulėtinti procesą. Sulėtinti. Iš esmės, vaikai šiais laikais, žinot, jų visa kasdienybė susijusi su tokiom greitom veiklom. Greitai pereinu iš lygio į lygį, pažiūrėjau tik tokią, per minutę išjungiau, jau prie kito perėjau. Ir kritinis mąstymas taip nevyksta. Tu turi sulėtinti procesą. Ir tada, kai tu pradedi lėtinti, tai atsiranda tas toks tempų skirtumas tarp to, kaip vaikai įpratę veikti ir taip to, kaip tu kvieti juos veikti pamokoje. Ir tada tokio džirų, tokios įtampos truputį būna, kol tai tampa kultūra. Tai va toj pradžioj tikrai reikia daug atlaikyti ir daug ištverti, nes viskas čia atrodo lėta, viską čia jau mes kiek čia tą patį per tą patį, tokių, jeigu mes norim linksmų ir tokių žvilgančių akyčių, viskas visiems patinka, tai bent man taip nenutinka. Tu turi pereiti tą sulėtinimo procesą. Tai man gal tas jų kasdienio gyvenimo tempų ir tempų, kuriame tu turi prilaikyti juos, jeigu nori eiti gilyn, ta tokia įtampa, kuri kyla, man ta įveika yra tokia sunkiausia, kur aš dar labai ieškau, kad jie nesikankintų ir vis dėlto aš irgi nenučiuoščiau tuo paviršium, taip kad čia visiems faina ir visi čia taip mes greit nučiuožiam per parketą. Aš manau, dar viena iš problemų yra tai, kad labai skirtingi mokinių gebėjimai. Pačių mokinių kritinio mąstymo ugdymo gebėjimai yra labai skirtingi. Ir šitoj vietoj kartais, dirbant, sakykime, bent jau su pradinukais, manau, ir su vyresniais mokiniais, nepaprastai svarbu yra ta saugi aplinka, kurioje mokiniai tikrai galėtų pasakyti, ką jie galvoja. Pasakyti, suklysti, pasitaisyti, pakeisti savo nuomonę ir jaustis tame saugiai. Tai šitoj vietoje mokytojai dirbis turi būti labai didelis prieš tai, kad jis turi sudaryti tokias sąlygas, kad jau prieš tai mokiniai turėtų teisę klysti, kad jų ta nuomonė būtų gerbiama, kad jie turėtų teisę pasitaisyti
ir dėl to nesijausti blogai. O tai tikrai nėra lengva, nes vaikai jie yra vaikai, išklausyti kitą nuomonę, kitokią nuomonę ne visada yra paprasta, juolab, kad kuomet mąstome kritiškai ir nuomonės gali būti labai skirtingos. Tai šitoj vietoje sukurti tą aplinką, kurioje vaikai jaustųsi saugiai, tai tikrai ilgas labai procesas. Prie to pridėsiu to greito rezultato, žodžiu, ar ne, vat viskas susiję yra. Nėra to greito rezultato, negali jo pamatyti, apčiuopti iš karto, žodžiu, tai yra po kažkokį tai elementą, ar ne, po kažkokį tai momentą ir va tos tokio kantrybės reikia. Ir pačio rezultato suvokimas, sakykime, bet kaip suvokti kritinio mąstymo rezultatą, tai irgi, sakykime, vaikai dažniausiai suvokia tai, kas yra apčiuopia, pažymys. Jie tada labai gerai suvokia, kiek žino, kiek supranta, tai jiem yra aišku. Šitoj vietoj tas rezultatas toks yra šiek tiek aptakus. Ir tada vaikai turi suprasti, o kodėlgi. Kodėl reikia taip daryti, kodėl negalima to padaryti kitaip. Atrodo, kalbame vis tiek apie tokius ilgalaikius procesus, kurie gali būti labai sudėtingi, bet man vis tiek taip kirba tas klausimas, galbūt galėtumėt iš savo patirties pasidalinti tarsi tokiais metodais, mūsų klausytojam, arba pasidalinti su visais tiesiog metodais, kurie lavintų tą kritinį mąstymą ir galbūt tikrai tuos metodus galima įgyvendinti ne taip ir sudėtingai. Aš puikiai suprantu, kad be abejo visas tas ugdymo procesas ir lavinimas yra tiesiog ilgas procesas, ties kuriuo reikia dirbti, čia daug kartų apie tai kalbėjom, bet galbūt turite kokių nors pavyzdžių. Aš pasakysiu tokį labai jau tokią didelę naujieną kabutėse, bet iš tikrųjų man labai gerai veikiantis du dalykai yra laukimo pauzė ir klausimas, ką tai galėtų reikšti. Ne ką tai reiškia, o ką tai galėtų reikšti. Aš mėgstu tokius metodus, kur sakau, jie yra nesudėtingi ir veikia tokių lašinės principų. Tu juos nuolat taikai ir staiga supranti, kad atsirado visai kita kultūra. Tai man ta laukim ir visada, ne visada, bet labai daug būna tokių situacijų, kai aš sakau pramuša, žinot, užduodi klausimą, tylu. Ir tada tu lauki. Ir tada ta laukimo pauzė visada atneša kažkokį gausų derlių. Tai čia nieko naujo, bet iš esmės aš pati save gaudau, kaip nėra tai lengva. Nes visada nori suskubėti, ten į laikrodį žiūri ir taip, bet visos didžiosios dovanos yra atsitikusios tada, kai tu sąmoningai sustoji ir padarai tą laukimo pauzę ir pasirenki būtent tą formuluotę, ne ką tai reiškia, nes tai uždaro, užrakina, nes tai siunčia žinią, kad tai yra vienas kažkoks atsakymas ir tada visi susiparalyžiuoja ir negali pasakyti. Kai tu paklausi, ką tai galėtų reikšti, tave išlaisvina, nes yra ir taip, ir taip gali būti, ir taip gali būti, ir taip gali būti. O tada jau galim pradėti kvestionuoti, kai mes turim tą nuomonių ar interpretacijų potencialių derlių, tada galim pradėti jas sijoti, bet pirmą reikia išsiprovokuoti. Tai man toks mažas dalykas, kuris man visada veikia. Aš tik tai gal pratęsiu, kad aš lygiai taip pat mėgstu tai daryti. Ir tik tai tiek, kad aš tokiais dviem būdais darau, žodžiu, iš pradžių nervinu visus, provokuoju visokiais klausimais, žodžiu, bet paskui pamažėlę mano tikslas yra mokyti patiems užduoti klausimus, tokius kritiškus klausimus ir pamažėlę mokyti, kaip tie klausimai randasi ir kokie jie yra ir ką reiškia tas geras klausimas. Ir tas tikrai atviras, tyrinėti, verčiantis klausimas, kas yra tas geras klausimas. Labai sunku ir kitą kartą jau ir pačiam netenki kantrybės atrodytų, bet labai labai vertas dalykas ir būtent tų klausimų ir uždavimas, ir klausimų kūrimas, ir mokėjimas juos užduoti tinkamu metu, tinkame kontekste, tinkamas klausimas yra visą laiką gerai suveikia. Dabar Daivutė užbėgo už akių. Ir aš apie tą patį pasakosiu apie tą patį, bet šiek tiek kitaip, kad, pavyzdžiui, pradinės mokyklos vaikai, jie dažniausiai girdi mokytojo klausimus. Ir girdi, skaito tos klausimus, tai, sakykime, mano šių metų, kadangi aš šiame dirbu su trečiokais, tai šių metų tikslas ir yra mokyti formuluoti tos klausimus.
Ir vaikai tikrai suformuluoja puikius klausimus, tai pradedame nuo labai paprasto dalyko, kaip paduoti klausiamosius žodžius paprasčiausiai, be nieko. Ir jie, kaip ir paskatinami sukurti klausimą būtent su tuo klausiamuoju žodžiu. Ir kai atsiranda įdirbis jau po to, kai jie žino, kad jiems, žodžiu, kad tos veiklos kartojasi, po to aptarimas, kurisgi čia klausimas, yra toks, į kurį aš paimu ir randu atsakymą tiesiog tekste ir nieko man nereikia mąstyti, ir kurisgi klausimas yra tas, į kurį vis tik tais aš galiu pamastyti ir atsakyti. Tai šiaip aš galiu pasidžiaugti, kad tai yra tikrai tai, kas vaikam patinka ir tai, kas gaunasi. Reikia laiko ir tai neatsitinka iš karto, bet jeigu tai darai kelis kartus per savaitę, visiškai atsitiktinai, su atsitiktiniais tekstais ir tam nereikia kažkokio superinio pasiruošimo ir labai daug pamokos laiko, tai šitas kritinio mąstymo ugdymo būdas jisai labai stipriai suveikia. Yra daugybė įvairių metodų, tai yra diskusijos išklotinės, kampai ir mokytojai paprastai tuos metodus žino ir jie jau dabar yra aprašyti įvairiose metodinėse priemonėse, bet grįžti norėčiau prie to pačio, kad vis tik tais svarbiausia, kokias išvadas tu darai, kai naudoji tą metodą, kokiu tikslu tu pasirenki metodą ir kokias išvadas tu darai, kiek tu leidi vaikam mąstyti ir kiek tu leidi vaikam išsakyti tą nuomonę. Nes metodas tai yra priemonė, kurią tu naudoji pamokoje. Ir tai dažnai netgi nelemia pamokos kokybės. Pamokos kokybė lemia mokytojo veikla, tiek kiek jis suaktyvina pačius vaikus, tiek kiek tie vaikai įstraukia į pamoką. Tai metodai tai galėtų pagelbėti mums tai padaryti, bet neatlikti darbo už mokytoją. Ačiū. Ir Danguolė, žinau, jau minėjot nesykį, kad kritinis mąstymas tarsi turėtų būti lavinimas skirtingose dalykuose, kad jis yra tarsi toksai bendras konceptas einantis per labai daug įvairių dalykų, bet vis tiek paklausiu, kaip manote, ar kritinis mąstymas galėtų būti atskiras dalykas mokykloje, ar visgi tai yra tikrai labai toks bendras konceptas tarsi kiekviename dalyke mokykloje? Manau, kad jis negalėtų būti kaip atskiras dalykas jokių būdų, nes tai tikrai nėra dalykas, į kurį galėtume sukoncentruoti kažkokią specifinę medžiagą. Tai yra priemonė arba įrankis, kurį naudodami mes galime pasiekti visus kitus tikslus. Nes tą įrankį mes turime naudoti visur, visada ir kaip galima dažniau. Ir tada tikėtis rezultatą. Aš tai irgi čia turiu tokią labai seną ir kažkaip nesikeičiančią nuomonę, kad iš tikrųjų, kad tu galėtum kritiškai mąstyti, tu turi turėti ir labai daug žinių ir žinojimo, nes kritinis mąstymas nenutinka erdvėje pakibus. Tu turi, kad galėtum priimti pagrįstus vertybinius sprendimus, tu turi turėti labai gerą žinių ir supratimo pagrindą. O kita vertus, dalyko žinios nėra vertingos tol, kol tu jų nenaudoji priimdamas sprendimus. Tai todėl aš manau irgi, kad būtų negeras kelias išimti kritinį mąstymą, padaryti atskirą dalyką kažkokį beorį erdvėj. Aš manau, kad kiekviename dalyke mes planuojame ugdymą ar ne, ar mokymą kaip ciklą. Tai mes pradedam, aš iki šiol man labai aiški schema yra Blumo taksonomija. Aš pradedu nuo svarbių, paprastų dalykų, susikloju pamatą ir kopiu, gilin, kol aš pradedu priimti vertinamosius sprendimus. Bet jeigu aš nepakloju aukštai, žemai, aš niekada neturėsiu aukštumos gilios ir prasmingos. Tada galiu tik piešti, ten, žinot, imituoti, bet negaliu padaryti nieko be turinio. Tai va čia kartais mes darom tokią klaidą, kai norim aktyvių metodų, bet žaidžiam metodus dėl metodų, įsivaizduodami, kad be žinių, be gilių žinių, be supratimo tai galėsime padaryti. Čia kaip, žinai, toks posakis yra ant seilės pakabinta, žinai. Tai mes čia vertinam viską, va taip pirštai iškėlę į orą ir galvam, tai mes galim vertinti, o kas mums uždraus vertinti. Bet kuo mes remintis vertinam? Tuščia visiškai. Tai taip, vienareikšmiškai. Supratau, ačiū. Dar norėjau paklausti ir šiek tiek pakalbėti apie medijų raštingumą ir kritinį mąstymą, nes galvojau, ar tai yra neatsiejami dalykai. Kai galvojau šį klausimą, taip pat galvojau, sakykime,
dabar su esamom technologijom, tarsi pasinaudojus ChatGPT galiu tiesiog gauti labai paprastus atsakymus ir jeigu anksčiau mokiniai arba aš pati tarsi rinkdavau atsakymus iš skirtingų šaltinių, aš kaip ir matydavau, kokie šaltiniai yra, dabar man įvedus klausimą, aš gaunu atsakymą, aš šaltinių tokių nematau ChatGPT ir tiesiog pradėjau galvoti apie kritinį mąstymą. Jeigu kritinis mąstymas yra argumentuotas, pagrįstas kažkokių sprendimų priėmimas, tai dabar šiais laikais, gaunant ganėtinai paprastai informaciją labai greitų būdų, ar mums reikėtų pradėti kalbėti apie kritinį mąstymą kaip neatsiejamą dalyką nuo medijų raštingumo? Galbūt irgi. Čia du klausimai jūsų viename, aš matau du klausimus. Trumpas atsakymas taip, medijų raštingumas ir kritinis mąstymas neatsiejamas, nes raštingumas jau, ar jisai medijų, ar jisai koks raštingumas, jau savaime turi tą kritinį elementą. Bet kalbant apie ChatGPT, tai esu skaičiusi tokių labai rimtų mokslinių straipsnių apie tai, kad mes nežinom, kaip čia bus toliau su tuo ChatGPT ir su visais kitais moderniais skaitmeniniais įrankiais ir kad tai yra didžiulis pavojus kritiniam mąstymui. Jau yra tokių perspėjimų, kad tai gali sunaikinti kritinį mąstymą. Kitaip sakant, nieko naujo. Mes jau priskaitėm krūvą fantastinių knygų, žodžiu, apie ateitį, jau seniai rašytų ir dabar, ir kaip žmonės savo rankom naikinasi, siekdami merkantiliškų tikslų. Iš vienos pusės atrodo, kad tai yra visą laiką pažanga, deklaruojama pažanga, ne visą laiką yra vien tik pažanga. Dar yra kiti dalykai, ar ne, kurie susiję. Tai čia dar ateities klausimas, kaip čia bus su tuo kritiniu mąstymu, ir ne tik su kritiniu mąstymu, kaip visą tai atrodys, kur žmogus bus, kiek jo bus atsakomybės, kiek jo bus įsipareigojimo, naudojant visus tuos įrankius. Nes kritinis mąstymas be įsipareigojimo ir atsakomybės, jisai tuščias dalykas yra. Tai vat, jeigu mes tiesiog taip lengvai viską paimam, nes ir nieko netikrinam, nieko nesam įsitikinę tuo, ką darom, ar ne, tai mus greitai tos visos priemonės, tai mus apkvailins visus, ar ne? Ir mes nebesugebėsim jų patys suvaldyti, ar ne? Nes vis tiek kritinis mąstymas reiškia, aš pats valdau jį, ar ne? Ne mane valdo kas nors, bet aš pats valdau. Tai kiek aš to valdau ir kaip valdau, tai yra klausimas tada. Man čia yra atviras klausimas, aš savo atsakymo neturiu, kad medijų raštingumas ir kritinis mąstymas susijęs vienareikšmiškai, bet kalbant apie visus tos įrankius, kurie yra dabar, kurie dar bus tik kuriami ateityje, tiesiog įdomu. Aš vis tiek kol kas manau, kad gerai surenka man medžiagą iš įvairių šaltinių, bet apsispręsti, pirmas dalykas, tai reikia dar patikrinti, nes ten yra daroma klaidų, jisai paskui, aišku, ten moka paapgailestauti, kad padarė klaidą, bet iš esmės apsispręsti, priimti sprendimą. Vis tiek, tai yra žmogaus veiksmas. Be to, kaip Daiva sako, niekada nebus to kritinio mąstymo ir visada tos dalies pasirinkimo, apsisprendimo, aiškaus savo paties žinojimo, kodėl aš tai pasirenku. Gerai, jisai man greit surenka informaciją, tai čia truputį palengvina, sutaupo man laiko, ar ne, bet sprendimas vis tiek mano. O aš kai galvoju apie medijų raštingumą, tai iš esmės tai kritinis mąstymas ir yra tas šerdis medijų raštingumo, nes ten iš esmės to ir reikia. Medijos yra tam, kad darytų mums poveikį, o mes turim būti kritiškai mąstantis, kad tą poveikį teisingai valdytume. Tai aš daugiau čia didelio kažkokio tokio ir nematau. Tiesiog tam tikras kontekstas medijos yra, kur visada reikia kritinio mąstymo. Visada. Kiekvienam žingsnį, kiekvieną akimirką. Ir čia dar gal galima būtų pasakyti, kad čia ir yra tas didysis tikslas, kuris labai garsiai skamba, kad sugebėti išmokyti atsirinkti. Nes gausa yra labai didelė ir jeigu tu taip tik tai imsi, tai nieko gero nebus. Bet jeigu tu esi... Kuo toliau, to sudėtingiau atsirinkti dabar. Yra labai sunkus uždavinys yra dabar, nežmoniškai. Tai va čia gal ir iškyla tas tikslas mokyti atsirinkti, o tam turi būti kritiškai mąstantis. Pabandysiu taip truputį apibendrinti, bet kartu dar ir klausimą tarsi kelti, galbūt tokį trumpą, nes Daiva minėjot tokius dalykus, taip tos scenarijus įvairiausios ateities, kur kalbėtume, kad tokie dalykai kaip ChatGPT ir visas tas progresas
galbūt tarsi galėtų sunaikinti kritinį mąstymą žmonių. Aš kažkaip pati labai stengiuosi vengti tokių absoliutinių blogų scenarijų, kai kalbame apie progresą ir inovacijas ir panašiai, kažkaip taip natūraliai man nesinori taip galvoti kažkaip absoliutiškai ir blogai. Tai tarsi, Raimonda, galbūt jūs šiek tiek ir atsakėt, kad visgi svarbiausia yra tas pats apsisprendimas ir mokėjimas pasinaudoti visais tais dalykais, bet dar va taip sugrįžtant ir pabandant šią vietą šiek tiek paanalizuoti ir užtvirtinti, tai kaip elgtis, kad tas kritinis mąstymas nesusinaikintų, ar iš viso kaip šiek tiek taip kitaip gal pasukti tą mąstymą, kad negalvotume apie progresą ar tokius dalykus, kurie gali ir gero atnešti, tarsi ir iš labai blogos, tokios negatyvios perspektyvos. Aš nežinau, aš tai vis tiek taip galvoju, kad tas kritinis mąstymas jau yra, toks šiuolaikiniam žmogui neišvengiamas kaip kvėpavimas. Tiesiog turime mes pripažinti, kad čia kitaip nebus. Ir to dalyko svarbą visi pripažįsta. Jau tikrai nieks nekelia abejonės, ar tai yra reikalinga mokyklai. Paklausk bet kada, kai mes paklausėm tėvelių, ar ne, kur link mūsų mokykla turėtų judėti. Aš žinau, ką atsakys. Reikia kritinio mąstymo, reikia kūrybinio mąstymo. Tai abejonių dėl to, kad tai yra reikalinga, nėra. Bet sistema vis dar nesubalansuota, dar vis truputį vis tiek ta uodega akademinio ugdymo tokia yra stipresnė ir jinai labiau vis vizgina tą šunį. Tai man atrodo, kad tiesiog reikia tos tokios pusiausvyros, suprantant, kad tas akademinis pagrindas yra reikalingas, bet ne čia sustoji. Visada turi būti, kam visa tai, kaip veikia mūsų gyvenimą, kaip veikia mūsų pasirinkimus. Ir tai turi būti, jeigu kalbėtume apie mokyklą, kiekvienam ugdymo cikle. Ateiti iki tos fazės, kad reikia pasirinkti ar ne, pagalvoti, prognozuoti, kokios bus pasiekmės, kokios bus perspektyvos. Tokios užduotis dabar yra tokia, prabanga, kartais ištinka vaikus tokios užduotis. Man atrodo, kad tokios užduotis turi būti kasdienybė, turi būti tiesiog kiekvieno mokymo ciklo elementas. Kaip higiena, ar ne, tu turi pereiti visus tuos laiptelius. Tai čia, jeigu galvojam apie mokyklą, jeigu galvojam apie namus, lygiai taip pat, kaip mes kalbame su savo vaikais, kaip mes ar ne, kaip mes diskutuojam apie tai, kodėl namuose 4 ten ar 5 šiukšliadėžės, dėl ko mes tai darom ir vėl, tai čia kaip kvėpuoti. Bet čia mes sakom, ar ne, viskų paklausim, visi tau atsakys. Taip, atsakys. Ir čia tais lozungais, tie lozunginiai visi šūkiai. Tai kritinis mąstymas vienas iš tokių vienų žymesnių lozungų, ar ne? Tai bet mūsų klausimas, kiek tie lozungai yra gyvi, ar ne? Ar tai yra tik tai oficiali retorika, kur mes jos iki galo neįsisavinam ir ką tu, Raimonda, čia šnekė apie tai, kad tai turėtų būti visais lygmenim, ne tik retorikoje, toj oficialioj, bet tam programiniam lygmenį ir ne šiaip savo, tada tos programos įgyvendinimo lygmenį, instituciniam lygmenį, klasės lygmenį, tarpusavio santykių lygmenį, kad eitų visos ir, į vertikalę ir į horizontalę ir tie taškai visur susitiktų. Dabar tie taškai yra daugmaž išsibarstę, Taip, šnekama dabar daugiau. Ir kas man įdomu šiandien, man visą laiką, kai šiuolaikinis įgūdis, koks šiuolaikinis įgūdis? Paimk ten, nežinia, kelintų, ten viduramžių, kokių ten skaitinius ar dar kažkokius apie tą patį šneka, tais pačiais žodžiais, ar ne? Harvardo universitetas tik įsisteigė, vienas iš pirmųjų rektoriaus kalbų yra: studentai šiais laikais netokie, kokie buvo anksčiau, jie tingi mąstyti, nusirašo, nedaro to, kaip šiandien, ar ne, pasakyta. Tai amžinas reikalas, kuris yra labai sunkiai skinasi kelią ir labai aišku dėl ko, jau mes aptarėm, reikalauja pastangų, reikalauja laiko, rezultatas ne visą laiką greitai matomas ir ne visą laiką apčiuopiamas, nepatogu, gali ten apsikvailinti, tau gali grėsti koks nors pavojus, tu eini visą laiką prieš srovę. Tai čia labai daug tokių dalykų, kur mes čia teigiamai, bet aš dar ir tą kitą pusę tokią nepatogią atskleidžiu. Ir tie taškai dar vis, visoje toj bendram paveiksle, jie dar vis nesusijungia. Tai va čia yra tas toksai, sakyčiau, skausmingas. Aš tai gal norėčiau taip į pozityvą truputėlį, grįžtant prie atnaujintų programų, kurios kėlė labai daug čia aistrų ir toliau tebekelia aistrų daug. Tai tikrai yra džiugu, kad jau kritinis mąstymas yra išskirtas kaip būtina kompetencija.
jau jam yra skirta daug dėmesio, jau yra išrašyti pasiekimai, kurie atspindėtų tokį kritinį gebėjimą kaip kritinis mąstymas. Ir jeigu panalizuoti bent jau pradinės mokyklos vadovėlius ir pasižiūrėti, kaip jie kito, tai tikrai jie šiek tiek pakito. Juose jau yra medžiagos, kurią naudodamas tu gali ugdyti kritinį mąstymą. Juose jau yra nemažai atvirų klausimų, kurie net pradedančiam mokytojui gali būti medžiaga tai taikyti savo pamokose ir įgyti patirties tai daryti. Tai žinoma, kad iki tos siekiamybės, kad sujungtume tuos taškus, tai labai ilgas kelias. Ir tas ilgas kelias, aš manau, yra problematiškas dėl to, kad ir patys mokytojai dažnai skirtingai supranta tą kritinį mąstymą. Tai kuomet patys mokytojai bus suinteresuoti daug į tai įdėti darbo, tai rezultatas bus tikrai daug geresnis. Nes dirbti, ugdant kritinį mąstymą, yra daug sunkiau negu dirbti, kuomet tu ugdai tradicinį mąstymą. Mūsų tinklalaidė taip gražiai juda jau pabaigos link. Man atrodo, aptariam tikrai tokius esminius ir labai svarbius dalykus. Ir būtent ką jūs ir visai neseniai kalbėjote apie kritinį mąstymą kartais kaip tokią skambę frazę arba frazę, kurią tikrai pasakytų visi tėvai, ko jie norėtų vaikams ar mokyklai. Ir kadangi tai toks platus konceptas, aš galvojau, kaip reikėtų kalbėti apie kritinį mąstymą taip, kad tikrai užkabintum žmogų tarsi ir pasakytum, kad tai yra svarbu. Tarsi konkrečiai, žinot, galbūt jums turite kažkokių idėjų, kodėl tai tikrai yra svarbu ir kaip reikėtų paprastai ir konkrečiai apie tai kalbėti. Aš gal pasakysiu čia paprastai, bet kartu ir sudėtingai. Tai dviem tokiais pavyzdžiais. Tai filosofė Hannah Arendt pasakė, kad kritinis mąstymas gal ir neišgelbės viso pasaulio, bent jau mane išgelbės, jeigu aš pradėsiu galvoti apie save. Tai, o kitas jau dar gyvas mokslininkas ir pedagogas britas dirbantis Amerikoje, Stevenas Brookfieldas, yra aprašęs, kaip jį patį kritinis mąstymas nuo pražūties išgelbėjo. Tai gal aš sakyčiau toks labai gal paprastas pavyzdys, kai tu pradedi analizuoti savo mintis, tų minčių, žodžiu, pasekoje ateinančius veiksmus, kas sąlygojo, kokiom prielaidom grįstas, kur tu paslydai, pakliuvai kažkur ar ne, kur tiesiog balansavai ant kažkokios tikrai labai blogos ribos. Ir tas tave padeda tau, iš tikrųjų tave kitą kartą ištraukti iš to, kai tu pats supranti. Tai aš sakyčiau taip vien dėl to, kad jeigu tu neišgelbėsi pasaulio, bet save kitą kartą gali išgelbėti. Tai šitie dalykai yra labai, mano galva, svarbus vien dėl to, kad tu pats save suprastum ir savo poelgius, ir savo pasiekmes, ir kaip jau buvom kalbėję, kad truputėlį ir į priekį galėtum planuoti ir aplink save susitvarkyti, ar ne, kažkaip tai. Jeigu kalbėti apie patį mokymąsi, tai aš manau, kad ir mokiniui, kuris geba kritiškai mąstyti, yra lengviau. Nes lengviau ir saugiau, todėl kad jis žino, kad nebūtinai jis turi turėti tą vienintelį teisingą atsakymą. Jis turi laisvę pasirinkti kelis atsakymus ir būti teisus. Tai šitoj vietoje aš manau, kad ir ugdymo procese ta mokinio laisvė yra nepaprastai svarbi pačiam mokiniui ir mokytojui. Nes ne visada tai, kas yra testuose, tai yra ta absoliuti tiesa ir siekiamybė, kurios turėtume siekti. Labai dažnai suprantame, kad yra daug labai svarbių dalykų ir mokinys gali tuos dalykus atrasti. Ne tik tai iškalęs tekstą, ne tik tai perskaitęs kažkokius tai, žodžiu, mokslinius straipsnius, bet ir tuomet, kada jisai sujungia tai, ką matė per televizorių, perskaitė, galų gale įgijo žinių žaisdamas kompiuterinius žaidimus. Ir jeigu visa tai įsilieja į tą rezultatą, kurį mes norime matyti kaip kritiškai mąstančio žmogaus, o kodėlgi jam tų žinių nepanaudojus. Tai šitoj vietoje aš manau, kad mes suteiktume laisvę ir pačiam mokiniui.
O aš tai manau, kad nekalbėti apie, bet kalbėti tokiu būdu. Ką mes bedarytume ir ką mes beveiktume, reikia tokio kritinio mąstymo būdu. Nes kalbėti apie tai čia kaip ir, tikiu, kad gali liudijimas vienas kitas padėti, bet po to tu nieko apie tai papasakot negali. Tu gali tik tai skurti kultūrą, kad ką bedarytum, darytum tokiu būdu. Kad būtų nuomonių įvairovė, kad būtų pagristumas, kad būtų galimybė pasakyti, kvestionuoti, suabejoti, čia pat pasakyti sakau, bet nežinau, ir kad pats mokytojas, tarkim, jeigu vėl apie mokyklą galvojam, ar ne, kad ir pats mokytojas modeliuotų tokį elgesį, aš sakau, bet nesu įsitikinusi, kad nuolat ta abejonė, tokios frazės diskusijose, jos būtų kaip tokia, esminė raiška diskusijos. Tai aš apie tai galvoju, kad tu turi taip būti, o ne apie kalbėti. Nežinau, ką reikia kalbėti apie kritinį mąstymą. Na ir visai pabaigai, man taip dažnai patinka diskusijas pabaigti, galbūt šiek tiek atsiplėšti nuo tos realybės ir paspekuliuoti arba šiaip pagalvoti, kaip jums atrodo, kaip atrodytų mūsų visuomenė, jeigu dauguma žmonių, sakykime, visi žmonės būtų kritiškai mąstantis. Ar tai būtų svajonių visuomenė, kaip jūs manot, o galbūt mes visi išprotėtume, kaip jums atrodo? Nežinau, man tai kažkaip gal vis dėlto ateina tokie du žodžiai - darna, išmintis ir darna. Nes man atrodo, kad kritinis mąstymas padeda tau tapti tokiam išmintingam, ta prasme, kad tu gali sukalibruoti tai, kas asmeniškai žmonėms naudinga su tokiu visuotiniu gėriu, nes tu visada esi tame pasirinkime. Ir tu taip esi taip laisvas, erdviai laisvas, kad ir tavo įsitikinimams užtenka vietos, ir kitų įsitikinimams užtenka vietos, ir iš to, man atrodo, randasi darna visuomeniai, kad tas sukalibravimas asmeninio ir visuomeninio, visuotinio gėrio intereso, man atrodo, susikalibruotų, jeigu visi mąstytų kritiškai. Ir kitas žodis, kuris ateina, iš tikrųjų ateina tas tvarumas, kad, iš tikrųjų mes kitaip rūpintumėmės ir galvotume apie savo ateitį, jeigu mokėtume kritiškai mąstyti, tinkamai pasirinkti. Man galva tokios pirmas mintis ateina į galvą, aš matyčiau tokį šviesų scenarijų. Aš tai tokios utopinės šalies nepažįstu, neįsivaizduoju. Bet tai čia toks ir klausimas. Neįsivaizduoju, net neįsivaizduoju, žinok, nes man užkabino tas pasakymas, kad nebūtinai čia būtų toks rožinis paveikslas. Taip, gali atrodo. Nežinau, labai sunku iš tiesų atsakyti į tokį klausimą, nes kritinis mąstymas yra daug laisvės. Laisvė visą laiką turi būti susijusi su atsakomybė. Tai jeigu išlaikyti pusiausvyrą tarp laisvės ir atsakomybės, tai paveikslas galėtų būti pozityvus. Jeigu laisvė nebūtų pilnai atsverta atsakomybės, tada galėtų būti visai. Bet man atrodo, kritinis mąstymas ir yra ta razina, kuri leidžia tą laisvę ir atsakomybę, sakau dabar tą žodį, sukalibruoti, ar ne, kad viena kitą atsvertų ir būtų dvi iš tikrųjų to vieno medalio pusės. Tai aš kaip tik ir tikiu, kad kritinis mąstymas ir yra tas, kuris tai galėtų sureguliuoti. Ačiū labai, ačiū, kad kartu pafantazavot ir kad bandėm paaiškinti ir pačios galbūt suprasti, kas yra kritinis mąstymas. Klausėtės tinklalaidės, o čia pažymiu šitas. Ačiū jums visiems. Ačiū, kad klausėte. Tikimės, kad praleistas laikas kartu jums buvo naudingas ir įdomus. Kviečiame susipažinti su programa Renkuosi mokyti ir pasekti ją Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose. O kol kas, iki kitų susitikimų.